online bendravimas perkelia mus į tą visiškai kitą realybę, kad tu gali bendrauti su žmonėm ir virtualiai, kad tos naujosios technologijos, kurios šiandien mūsų supa, atveria visiškai kitus plotus ir tuos laukus, kur tu gali megzti draugystės, bendrauti, bendruomenėje dalyvauti ir galų gale vystyti verslą. Su tavimi sveikinasi Bright podcastas. Mes esame čia, kad įkvėptumėm. Bright turime tikslą – padėti užaugti 1000 moteriškų verslų pažabojant dirbtinį intelektą. Labas. Labas, merginos. Labas. Tai mūsų pirmasis podcastas. Labai džiaugiuosi ir šiek tiek jaudinuos. Galėtumėm rengti varžybas, kuri iš mūsų jaudinasi labiausiai ir aš manau, kad drąsiai laimėčiau. Aš nesijaudinu, aš džiaugiuosi, aš labai laukiu. Birutė. Bet tu turi vyno taurę. Aš supratau. Žinai. Bet aš natural, žinai, nėra jaudulio. Iš tikrųjų labai laukiu šitą podcastą. Gyvenam iš tikrųjų tokiam technologijų pasaulyje ir dėja revoliucijos papėdėje. Visi paskendę tokiuose socialiniuose tinkluose ir nepaisant to, net tokiam technologiniam progrese, bendruomenių reikšmė vis labiau išauga. Nes natūralu, juk norisi kažkam priklausyti. Todėl ir įkūrėm Bright, kurioje ne bullshitinam, o kuriam bendruomenę ant vertybinio pagrindo. Tai Viktorija, ne? Čia aš parašiau šitą žodį. Jo, iš tikrųjų ir šiuo podcastu norim papasakoti savo istoriją, tą ir sėkmės, ir nesėkmės iš tikrųjų, nes čia vat būtent ir yra ta vieta, kurioje norim parodyti, kas vyksta bendruomenės užkulisiuose, ir šitas podcastas turbūt vat yra tas toksai, parodyti šiek tiek, kaip vystomas tas mūsų verslas ir kaip viskas yra įmanoma, kai žmonės iš tikrųjų vienija tos bendros vertybės. Taip, labai pritariu ir galbūt norėtųsi irgi paminėti, kad mes visos trys susitikom dizainerių kursuose, bendruomenėje ir galiausiai gilindamos žinias jau po šitų kursų, kituose kursuose besimokydamos brando strategijos, mes tiesiog mumis apjungia iš pradžių brando strategija, bendra kryptis, kurią mes norėjom eiti, o po to mes supratom, kad esam labai panašios kaip žmonės, kaip vertybiškai sutampam ir suvokiam, kad kartu mums viskas gaunasi daug greičiau, daug lengviau ir tas palaikymas, kurį mes gavom viena iš kitos, iš tikrųjų yra labai neįkainojamas. Ir dar galvoju, irgi būtų smagu paminėti, kad nors mes ir kuriam verslą dabar kartu iš taip sujungtos bendrų vertybių ir bendrų veiklų ir kalbamės kasdien, susirašinėjom kasdien, palaikome ryšį. Įdomus faktas yra tai, kad mes, nors jau bendraujam beveik 2 metus, nei karto nesam matėsi gyvai. Ir man asmeniškai tai yra didžiulis fenomenas, kaip galima taip užmegzti tokį glaudų, stiprų ryšį su žmonėmis, su kuriais niekada gyvenime nesimatysis ir kurti verslą, kuris taip stipriai rezonuoja ir vertybiškai papildo. Man tai aš tik noriu pasakyti, kad apskritai turbūt tas online bendravimas perkelia mus į tą visiškai kitą realybę, kad tu gali bendrauti su žmonėm ir virtualiai, kad tos naujosios technologijos, kurios šiandien mūsų supa, atveria visiškai kitus plotus ir tuos laukus, kur tu gali megzti draugystės, bendrauti, bendruomenėje dalyvauti ir galų gale vystyti verslą. Taip. Aš iš tiesų net nejaučiu jokios atskirties
man nėra jausmo, kad mes gyvenime nesam mačiusias gyvai, nes tikriausiai jūs žino tiek daug apie mane, kiek nedaugelis mano draugų žino apie mane, ar ne? Nes iš tiesų tas augimas dažnai būna toks nepatogus dalykas. Labai nepatogu yra augti, pereini per visokias emocijas ir turėti tokią palaikymo komandą yra nuostabu. Ir tada išnyksta visos sienos, nes tu realiai supranti, kad mes visos esam toj pačioj valtyje. Jo. Labai pritariu šitai minčiai, kad tikrai nesijaučia, kad nebuvom niekad gyvenime pasimačius ir jausmas būnant kartu bendraujant yra tiesiog kaip su artimiausiais žmonėmis savo gyvenime. Ir aš netgi kartais susimastau, ar savo karjeroje aš būčiau nuėjusi tiek, kiek nuėjau, jeigu nebūčiau turėjusi tokio užnugario kaip jūs. Aš tai iš tikrųjų, kalbant apie tą palaikymo komandą, mes laiką juokėmės atsikėlę, žinai, pusryčiauju ir iš karto nutikrint, ką Giedrė ir Viktorija papaustino, kad reikia jų storių sulaikinti visus, nes, žinai, kas kitas, jei ne aš, tai tas palaikymas visą laiką jaučiasi ir aš pati visą laiką matau, kada, sakykime, čia toksai smulkmena, bet jis visą laiką yra malonis smulkmenas, sakykim taip. Čia taip, kaip aš esu įsiminus Giedrės pasakytą frazę, kad kažkada, kai Giedrė man pasakė komplimentą už kažką, ką aš tiesiog padariau ir pati to nesureikšminau, ir Giedrė pastoviai, kai kažką padarai, jinai tą pastebi ir pasako komplimentą, oi, kaip gerai tą padarei, kaip fainai tas ir anas. Ir aš kažkada iš to tokio išraudimo, iš to susinepatoginimo sakau, Giedrei, aš žinau, nereikia man pastoviai to kartuoti. Ir Giedrė sako, gėlės auga ir užauga nuostabios, jeigu jas palaistai, tai jas reikia nuolatos laistyti. Tai aš tą labai įsiminiau ir man atrodo tas palaikymas ir yra, kad ir laiko, kaip tu sakai, Birutė, uždėjimas ant story yra tiesiog tų gėlių, tos bendrystės, ryšio, palaikymo ir visų tų vertybių, kurios mumis jungia, laistymas. Taip, iš tiesų, aš dar noriu, žinai, pasidalinti tokią asmeninę istoriją, nes mes iš pradžių pradėjom bendrauti su Viktorija ir, iš tikrųjų, užmezgėm labai tokį stiprų ryšį. Ir man tuo momentu iš tikrųjų buvo žiauriai blogai, nes aš buvau po motinystės atostogų ir ieškau, kaip grįžti į savo verslą. Tai buvo irgi po covidinis laikotarpis ir, aš jaučiausi viena, žinai, nes tu viską versle bildini vieną, žinai. Ir atradus tą bendrystę, tą palaikymą, tiesiog atsigavau, aš buvau palaistę, žinai. Nes mūsų ryšys, mūsų bendrystė atnešė tokią daug faino žaidimo, darėm labai fun dalykų, žinai, kaip sprintus, just for fun, žinai, lenkti. Ir man taip smagu buvo, žinai, aš visiškai kitaip pradėjau žiūrėti ir savo verslą tada. Tai va, tada prie mūsų prisijungė Birutė. Dar smagu. Įšokau į tą traukinį. Jo, tas iš tikrųjų toksai, irgi galima sakyti, iš bendruomenės, tik daugiau tos tokios profesinės bendruomenės, mes tada ėmėm kurti savo mini 3 bendruomenę, reguliariai susitikti, dalinti savo tais iššūkiais, laimėjimais, nusivylimais, nes ir tokių būna, tom abejonėm iš tikrųjų. Ir tas labai stipriai rezonavo, nes mes visos einam per tą patį. Taip, ir aš dar atsimenant, ką Giedrė pasakė prieš tai, kad mes su Giedre iš pradžių pradėjom bendrauti dviese, tai ir kokioj situacijoje buvo tuomet Giedrė, kad jie, kaip ir vadinkim,
toks juodesnis periodas gyvenime galbūt ar ne. Tai man tuo metu buvo atvirkščiai. Aš kaip tik buvau tokioj ekstazijai, kur ką tik pakeitusi visiškai kardinaliai karjeros kryptį. Tiesiog mėgavausi tuo naujai atrasta meilė ir gyvenimui, bet ir karjerai, nes atrodo, kad labai daug pasakoju apie tai, kaip keičiau karjeros kryptį, bet iš tikrųjų man tai buvo turbūt reikšmingiausias šiai dienai įvykis mano gyvenime, kuris neabejotinai pakeitė ir prisidėjo prie mano pasitikėjimo savimi, asmenybės sužydėjimo ir visų kitų gerų dalykų, kurie dabar yra mano gyvenime. Ir kadangi pati per tai perėjau, per tą depresiją, kaip aš mėgstu vadinti, juodąjį periodą, kai esi ne toj karjeros krypty, kai virki tualete ir rėki, kad nori, kad tave atleistų, nes visiškai jautiesi nelaiminga savo darbe. Ir jauti, kaip tavo asmenybė vysta, tai tas pokytis iš tikrųjų yra nepamatuojamas. Ir man atrodo, per tą savo patirtį aš tokį supratimą atsinešiau, kad moteriai apskritai, kuriant savo verslą ir kad ir dirbant samdomam darbe, yra labai svarbu tas savirealizacijos momentas, kad jinai galėtų pilnavertiškai žydėti ir pasitikėti savimi. Ir tai mes su Giedre, būtent aš ką tik po savo juodojo momento visiškai ekstazijai, o Giedre savo galbūt juodam momente ir mes taip sulipom labai gerai ir kaip buvom viena kitai kaip atsvara ir labai labai geras tandemas. Iš tikrųjų, mano pirmas įspūdis irgi, jeigu jau kalbam čia žarstomais komplimentais, tai mano pirmas įspūdis iš tikrųjų irgi apie Giedrę, sakykim, tai ta labai didelė kompetencija. Ir aš taip vis galvodavau, žiūrėdavau Giedrę jos darbus, kad aš užaugus irgi noriu būti tokia pat dizainerė kaip Giedrė. Ir tavo, Giedrė, empatija, tas vis toksai, atsimeni, pakalbinimas, Birutė, kaip tau sekasi, Birutė, kur tu gyveni, parodai, kur tu gyveni ir taip toliau, ką Giedrė labai puikiai moka. Tai buvo labai nice. Buvo labai šilta ir toks, žinai, kada tu dirbi vienas, sakykime, mane esi laisvadarbis, tas kolegų turėjimas ir šioks toks užnugaris, kada tu gali pasitarti, buvo labai, sukūrė labai gerą jausmą ir labai gerą terpę augti ir pačiai. Ir domėtis daug daugiau, nes Giedrė yra be galo žingeidė asmenybė ir visą laiką ieško tos informacijos ir visą laiką nori dalinasi. Tai kartais man net nereikia ieškoti, ką klausyti ir ką žiūrėti. Giedrė jau būna sudariusi mums su Viktorija sąrašą ir pasidalina juo. Bet jūs irgi esat labai žingeidžia, žinai, tikriausiai, kaip sako angliškai, like attracts like. Ir tikrai esat labai, labai žingeidžias. Man iš tiesų, kai prisimenu tą pirmą įspūdį apie tave, Birutė, man tu tokia pasirodė struktūruota, žinai, vis dėliota į lentynėlę, žinai, jinai moka, tikrai labai, tu toks esi nuostabus žmogus iš tikrųjų. Ir aš dar irgi norėčiau įsiterpti. Labai pritariu tiek, kam pasakė Birutė, ką pasakė Giedrė. Mano nuomonės apie jis visiškai sutampa. Ir kad Birutė iš tikrųjų labai struktūruota, bet kartu ir labai pozityvi ir visur su savim, kur tik gali, nešasi nuostabią energiją, nuostabią aurą, kurią užkrečia visus. Ir tarkim, kad ir dabar, kai darom Bright dirbtuves, Birutė, kai paruošia dirbtuves, tai jos būna nuostabiai profesionalios, informatyvios, bet taipogi dauguma atsiliepimų apie jas visą laiką mini, kokia nuostabi Birutės energija. Ir man atrodo, tai yra vienas iš tų kertinių dalykų,
kuris tavy yra toks nuostabus, kurį visi įvertina ir iš tikrųjų, kuris niekada nelieka nepastebėtas. Tai struktūra ir pozityvumas. O jeigu apie Giedrę, tai irgi žingeidumas ir tas ryšio mezgimas. Ir aš ypatingai žingeidumu irgi labai žaviuosi ir man yra crazy, kaip galima kiekvieną dieną sukonsuminti tiek daug informacijos ir 24/7 atrodo klausyti podcastų, skaityti ir panašiai. Aš netgi, kai Giedrė pasidalina, kiek peržiūrė dalykų, kiek perklauso, man tiesiog smegenyse netelpa tai ir... Vingiai, žinai, neužtenka vingiai. Taip, ir netgi į Giedrę galėčiau pavadinti artificial human being, kuris yra visiškai out of this world va šituo aspektu. Bet taipogi tas ryšio mezgimas irgi yra Giedrės talentas ir mes galbūt su Giedre nebūtumėm pradėjusios bendrauti, jeigu ne tas Giedrės mokėjimas užmegzti pokalbį ir tiesiog drąsiai rašyti, domėtis ir taip nuoširdžiai jaukiai tai daryti. Ir tai aš irgi šitos credits dėl mūsų bendravimo ir dėl to, kad mes esam dabar trise irgi skiriu Giedrei. Visi credits. Ir taipogi, jeigu dar šiek tiek eterio užimsiu, nes kaip tik šiandien turėjom mūsų pirmadieninį susitikimą strateginį ir kalbėjom apie tai, kaip kiekviena turim savo stiprybės, savo pliusus ir galbūt kažkur esam stipresnės, kai kur silpnesnės. Ir aš ypatingai džiaugiuosi ir noriu pasidžiaugti, kad mes, kurdamos Bright bendruomenę, būtent įdarbinom savo stipriasias puses ir pas mus yra ir darbų pasidalinimas pagal tai, kur kiekviena esam stipriausia. Tai manau, kad tai irgi yra viena iš mūsų bendrų stiprybių. Taip, Viktorija, tu esi neįtikėtinai empatiškas žmogus, žinai, ir tu irgi labai moki megzti ryšį, tu labai moki išgirsti, išklausyti žmogų, tu moki atjausti labai toks, esi tikrai nuoširdus žmogus, žinai, ir manau, kad mane irgi patraukė, vat kaip ir Birutė irgi, jinai labai nuoširdė, žinai, ta energija jos tokia, traukianti, žinai, nesupranti, kodėl žmogus traukia, bet jis tiesiog spinduliuoja, žinai. Iš tikrųjų, Viktorija, jeigu šiek tiek nutrauks, atsiprašau, bet Viktorija man iš karto krito į akį dėl to savo drąsos, nes iš tikrųjų keisti karjerą, mesti darbą ir imtis visiškai naujos veiklos yra, labai drąsu ir aš pati nežinau, ar būčiau ryžusis tokiam žingsniui. Mano keitimas prasidėjo karjeros, nes neturėjau kitos išeities, sakykim taip, bet Viktorija iš tikrųjų labai pasižymė didelę drąsą, labai didelę empatiją ir kas labai traukia pas Viktoriją irgi, kad jinai toks yra, cute žmogeliukas, bet labai su tokiu humoro jausmu, tokiu savo satyrišku humoro jausmu, kur visą laiką pataiko į 10-tuką. Ačiū, Birutė. Dar noriu paminėti, kad Viktorija iš tikrųjų yra labai smart. Viktorija iš tikrųjų, tu visą laiką uždedi taškus ant į ir tavo inžinerinės smegenis visą laiką sugeneruoja. Galima išspausti daugiau sulčių iš citrinos. Jo, taip, visą laiką, pritariu visiškai Giedrė, kad jinai tokia, kur jeigu mes dar neišgimdom iki galo, tai Viktorija ateis ir sudėlios visus taškus ant į. Bet čia grįžtam vėl prie to turbūt, kad kiekviena turim savo stiprybės, kuriuose tos mūsų kompetencijos pasireiškia ir sujungus jas visas kartu po vieną mes turbūt būtumėm, sektųsi bet turbūt ne taip gerai, kaip sekasi, kada esam visos kartu. Aš galvoju, kad mums pasisekė, žinai, sutikti vieną kitą, galbūt nežinau, kas lėmė tą magiją, kuri gimė tarp mūsų, žinai, bet pasisekė tiesiog susitikti ir turėti vieną kitą šitoj kelionėj. Nes, žiūri, daug žmonių daro verslą aplink ir labai daug yra to struggle, žinai, skausmo.
Ar ne, tokio, augimas yra iš tikrųjų sudėtingas dalykas. Tai va, tą mes ir norim savo bendruomenį skleisti, va, būtent tas vertybės, apie kurias kalbėjom, ne, apie kaip mes viena kitai padedam, taip norim, kad ir mūsų bendruomeniai merginos padėtų viena kitom. Taip, visiškai sutinku ir kaip mes galvodamos apie savo bendruomenę, apie Bright ir galvojam apie ją ne tiesiog kaip apie atskirą dalyką, kurį mes vystom, kurį kuriam, puoselėjam, bet galvojam apie tai kaip apie mūsų trijų tąsą, kaip apie mūsų bendruomenės augimą. Ir man atrodo, tai yra ypatinga ir tai padeda išlaikyti tą jaukumą, nuoširdumą bendruomeniai, kas mano subjektyvia nuomonė iš tikrųjų yra išskirtinumas ir klausantis atsiliepimų iš narių, kad tai yra vienas iš tų dalykų, kurį jos vertina labiausiai. Ir tai yra labai džiugu girdėti, nes tai irgi suponuoja, kad bendros vertybės vienyje tiek mus, tiek narės. Vadinasi, mūsų vibe attracts our tribe tikslingai. Ja, tikrai gerai sakai, kad jo vibe attracts your tribe. Ir, bet apie konkurenciją, ar ne, kad mes visas esam, bet, sakykime, verdama, ne, kad ir tam pačiam brendo strategija, dizainas, ne, ir tas augimas buvo perėjom per visokius etapus. Šiaip, iš tikrųjų, prisipažinsiu, buvo visko, ar ne, bet galų gale supratom, kad visas esam išskirtinės ir turim savo istorijas, ar ne, ir tai yra svarbiausia. Ir tai, ką mes kuriam, tai yra mūsų istorija bendra, Bright'e. Labai gražiai pasakė Giedrė. Buvo visko. Net ką pradurti, tikrai buvo visko ir bus dar visko ateityje, bet svarbiausia yra tiesiog žinoti, kas mes esam individualiai kaip asmenybės, kaip žmonės ir ką mes norim sukurti kartu. Tas kelias, kai tuos dalykus žinai, tas kelias nebeatrodo toks miglotas. Tiesiog, man atrodo, mes kiekviena turim savo tą istoriją ir ta istorija iš tikrųjų, vis tiek, nepaisant to, kad dirbam toje pačioje nišoje, tam pačiam domene sukamės, ką Giedrė ir minėjo, prekės ženklų strategija, vizualinis identitetas ir panašiai, tačiau kiekviena turim savo tam tikrą istoriją, kurią ir pasakojam ir skleidžiam per savo socialinių tinklų turinį, per savo komunikaciją ir taip toliau. Tai, kad prakalbom jau apie istorijas, tiek Giedrė, tiek Birutė užsiminėt, tai galbūt leiskim mūsų klausančioms moterims šiek tiek artimiau su mumis susipažinti ir papasakokim šiek tiek santrauką mini savo istorijos, kad tiesiog galėtumėt suprasti, kas mes esame kaip žmonės ir geriau įsijausti į tas vertybės, apie kurias mes kalbėjom visą šiandienos pokalbio metu. Tai kuri norėtumėt pradėti? Birutė yra pirmoji sąraše. Sąraše. Jo, tai šiek tiek, jeigu ta trumpa tokia istorija, gyvenu Prancūzijoje, esu meilės imigrantė ir pats persikrausimus turbūt atnešė tuos naujus vėjus mano gyvenime, ne tik asmeninėme, bet ir profesiniam, nes nedaugelis žino, tik labai, kurie mane pažįsta, kad pagal išsilavinimą aš esu politologė ir esu įgijus Europos studijų magistrą. Ilgą laiką gyvenau Vokietijoje, beveik 10 metų ir galiausiai, kurk Lietuvai programos paskatinta, grįžau į Lietuvą, dirbau projektų vadovę ir šalia projektų to viso vystymo pradėjau laisvadarbiauti, rengiant strategijas ir ruošiant, sakykime, strateginius plėtros planus, ruošiant ES finansuojamus projektus ir panašiai, bet kažkur viduje visada kirbėjo noras tas dirbti savo, pas visas mus kartais būna ir mūsų bendruomenėje tikrai tas yra, kad irgi moterys nori keisti kryptį ir kirba kažkur viduje tas noras. Tai tiesiog, po viso to gyvenimo Europoje aš tikrai leidau savo daug keliauti, leidau atrasti
daug ir man norėjosi išlaikyti turbūt jų tą gyvenimo būdą, kada keliauji, dirbi ir natūralu, kad samdomas darbas tam turbūt nėra labai tinkamas dėl įvairių priežasčių, ribotų atostogų ir taip toliau. Bet vis pritrūkdavo iš tikrųjų drąsos, apie ką kalbėjau ir kuo žavėjausi Viktorija, kad tai drąsiai metė darbą ir ėmėsi kitos veiklos. Tai man turbūt reikėjo, kad prasidėtų COVID-as. Ir kai jisai prasidėjo, nebuvo kur dingti, nes tuo metu mes nusprendėm, kad aš kraustausi į Prancūziją. Ir atėjo tas momentas, kad jeigu nauja pradžia, tai nauja pradžia viskam. Tada laikas pradėti daryti kažką savo. Ir aš niekada savęs nelaikiau versle. Aš visą laiką sakiau, kad aš niekada neturėsiu verslo, nes aš visiškai neturiu verslumo gyslelės. Ir ką šiandien noriu pasidalinti, kad iš tikrųjų net ir nereikia tos verslo gyslelės. Viskas ateina savaime, tą raumenį reikia lavinti, kaip ir visur kitur. Tai yra, kaip mes einam, nežinau, kas į sporto salę, kas mina dviratį, kas šiaip sportuoja, tai iš tikrųjų ta verslo gyslelė lygiai taip pačiai treniruojama ir ateina jinai su laiku ir su žiniom. Ir patirtim, su sėkmėm ir nesėkmėm, kurių tikrai buvo ir tų pakelimų ir nukritimų. Ir dabar iš tikrųjų jau 3 metai, kada vykdau savo individualią veiklą, kada esu prekės ženklų strategija ir dizainerė, bet jeigu grįžtant atgal prieš 3 metus, tai iš tikrųjų, kai aš pagalvoju, o Dieve, kokia naivi aš buvau ir kaip įsivaizdavau, kad viskas bus easy, ta prasme pradedi ir viską darai ir viskas natūraliai gaunasi. Ne, tai yra kelionė, sunkus darbas, tikrai nėra viskas rožėm klotas. Taip, būna, kad kažkas nepavyksta, kažkur suklysti, būna, kad perdegi, būna vėl grįžti, būna nespėji. Ir tai yra kelionė iš tikrųjų, kur darai ir tas visas, verslas vystosi per patirtis, per klaidas ir mano atveju irgi per mūsų mini bendruomenę. Tai yra per palaikymą ir tada aš vėl grįžtu, žinai, prie viso to. Bet iš tikrųjų, kada turiu užnugarį, tiesiog viskas yra daug drąsiau. Bet aišku, kaip ir sakiau, ne aš viena transformavausi, Viktorija irgi čia turi daug patirties. Tai Viktorija, stage to you. Taip, iš tikrųjų, klausantis tavęs, Birutė, man viskas labai rezonavo, apart tos dalies, kad gyveni svetur, kelionės ir panašiai, nes aš nesu tokia nutrūktgalvė, kaip mes jau esam kalbėjusios, bet iš tikrųjų norėčiau grįžti prie tos dalies, pirmiausia, kur tu pasakėjai, kad niekada negalvojai, kad galėtum turėti verslą ir kad turi tą verslumo gyslelę. Ir aš čia irgi noriu paantrinti, kadangi irgi keičiau karjeros kryptį, iš tikrųjų tai visiškai kardinaliai keičiau karjeros kelią, tai aš irgi buvau tos nuomonės, kad jau aš tai esu niekam tikusi. Aš sutverta tik tais dirbti samdomą darbą ir būti visą gyvenimą miserable, dėl to, kad aš tiesiog net nevykusiai darau tą savo samdomą darbą. Ir man atrodo, kertinis dalykas, kuris pakeitė mano nuomonę, buvo mylimos veiklos atradimas, nes atradusi mylimą veiklą, tai kas iš tikrųjų mane veža, kas mane motyvuoja keltis kiekvieną rytą ir kame aš matau prasmę, aš pasidariau staiga labai ambicinga, labai visko daug noriu pasiekti, turiu ambicingų tikslų, darau verslą ir solo verslą ir su savo kolegėmis, nuostabiomis draugėmis. Ir tai yra toks perversmas nuo žmogaus, kuris, kaip atsiprašau už savo šnekamąją mužikišką kalbą, bet aš kalbėsiu, kaip aš kalbu realiai. Tai nuo žmogaus, kuris buvo užsidūchinęs savo karjeroje, iki žmogaus, kuris visiškai yra ekstazijai savo veikloje ir turi nežmonišką kiekį ambicijų. Tai Viktorijos istorija, kaip tapau amazing. From zero to hero. O iš tikrųjų, tai
jeigu šiek tiek įeinant istoriją, aš nemėgstu pasakoti apie save, o kai pasakoju, mėgstu daug praleisti ir tiesiog pradėti, kaip jau minėjau, nuo tos vietos, kur pagavau save kas antrą dieną verkiančią tualete ir per ašaras rėkiančią, kad noriu, kad mane atleistų iš mano samdomo inžinierės darbo. Ir šitoj karjeroje aš praleidau 4 metus ir iš tikrųjų labai atidėliojau tą karjeros pokytį, nors supratau, kad šitas kelias ne man, jau tikrai tai supratau jau po metų, po 1,5 ir metus atidėliojau, 2 atidėliojau ir tas atidėliojimas vedė mane link labai depresyvių nuotaikų, vadinkim taip. Jeigu jau kas antrą dieną verki tualete, galbūt nėra patys nuostabiausias psichologinis steitas. Iki mano karjeros pokyčio kelyje labai didelę reikšmę iš tikrųjų turėjo bendruomenė, kurią aš prisijungiau, norėdama pakeisti savo karjeros kryptį ir tai buvo tiesiog, kad įgyčiau naujų kompetencijų, išdrįsčiau pabandyti kažką naujo. Ir tai buvo kursai su bendruomenė ir tada aš būtent gavau tą palaikymą, tiesiog užnugarį, kur galėjau patikėti, kad aš esu kažko verta, kad aš iš tikrųjų galiu. Ir tai buvo visiškai kertinis žingsnis mano istorijoje, tas lūžis, kur tuose kursuose, toje bendruomenėje, nepraėjus nei 3 mėnesiams, aš tiesiog viskas pasakiau, išeinu iš darbo. Ir vieną dieną aš buvau samdoma darbuotoja inžinierė konstruktorė, o kitą dieną jau buvau freelance vizualinio identiteto dizainerė ir strategė. Bet tai buvai pasiruošusi, Viktorija, tam žingsniui. Ir iš tikrųjų, kai pagalvoju, dabar sėkmingai tai darau 2 metus jau. Aš visą laiką mėgstu sakyti ir galvoti apie tai, kaip apie kur tu esi natūralus, kur yra tie tavo natūralūs talentai ir gebėjimai. Ir aš inžinerijoje iš tikrųjų labai straglinau, nes man reikėjo 10 kartų daugiau pastangų negu kitiems, kad aš apskritai bent jau suprasčiau, apie ką ten eina tema ir reikalai. Ir tas mane labai veikdavo neigiamai ir aš jausdavausi labai blogai ir niekam tikusi. Ir iš pradžių, kai atėjau į dizainą, į brandingą, tai man netgi neįvertinau tinkamai, negebėjau savęs įvertinti ir pastebėti savo talentų, dėl to, kad man atrodė, kad per lengvai gaunasi dalykai. Tai aš labai dabar gyvenu tą mintim, kad kaip jau minėjau šiandien, kad labai svarbu, ypač moteriai, atrasti savirealizacijos kelią, kas veža gyvenime ir tada mes sužydime. Tai yra vienas iš tų dalykų, ką aš puoselėju ir kodėl matau vertę ir savo asmeniniai veikloje ir tiek bendruomenėje, žinutę, kurią noriu nešti. Kaip noriu padėti moterims padaryti tą pačią transformaciją, kurią aš padariau ir įkvėpti, drąsiai nebijoti ir siekti savo tikslų, pastumėti. O taipogi kitas dalykas, kitas suvokimas, kurį nešiojuosi su savimi, kad nėra nieko irgi neįmanoma, jeigu matai, kaip ir minėjau, tikslą, matai tame prasme ir turi užnugarį. Ir vėl grįžtant prie mūsų pradžiai 3 bendruomenės, tai Giedrės ir Birutė, nes, kaip jau minėjau, irgi šiandien nežinau, ar be jūsų būčiau tiek toli nuėjusi ir pamačiusi visus tuos savo talentus ir gabumus, nes iš tikrųjų jūs esate tas veidrodis, kuriam aš kiekvieną dieną galiu savo gebėjimus matyti. Šiek tiek, manau, išsiplečiau, bet norėčiau perduoti žodį Giedrei, kad jinai papasakotų savo epic istoriją. Ja, tai mano, iš tikrųjų mes esam visas panašios. Jūs irgi perėjot per didelės transformacijas ir mano didžiausia transformacija tikriausiai, nežinau, kuri buvo, jų buvo ne viena. Tai visų pirma, aš turėjau labai gerą darbą Lietuvoje ir tiesiog buvau labai jauna ir labai žingeidi, kaip ir dabar esu. Ir nuvažiavus į Londoną supratau, kad čia mano miestas, kažkada atostogauti nuvažiavau tiesiog. Ir persikėliau ten gyventi, nemokėdama kalbos. Aš per 3 mėnesius išmokau kalbą, gavau labai gerą darbą ir ten prabuvau Londone beveik 5 metus. Ir kažkaip, irgi sėdėjau tokiam darbe, kur reikėjo daryti, su duombazėm dirbti, su laiko planavimu. Ir supratau, kad man trūksta to kūrybinio darbo.
aš buvau tiek prispausta, žinai, nors pavyzdžiui, mano tas laisvalaikis Londone buvo superinis, mes važiuodom į festivalius, į visokius, žinai, parodas, į renginius ir taip toliau, bet aš jaučiau tokią didžiulę tuštumą savo viduje, žinai, tarsi, iš tikrųjų kažko trūko. Ir tada galvojau, ką čia veikti gyvenime, grįžau į Lietuvą, buvau labai pasimetus, iš tikrųjų nežinau net ko griebtis. Ir kažkaip šovė į galvą, kad galbūt aš galėčiau mokytis, kad tas mokymasis man visada atnešdavo kažką gero gyvenime ir sugalvojau, kad išvažiuosiu į Daniją mokytis ir pakeisiu savo, vėl grįšiu atgal į dizainą. Ir mokiausi čia Danijai, pradėjau dirbti, tada susiradau vyrą, Daną. Kaip netikėta. Netikėta, taip. Šiaip, kas gyvena Danijai, tikrai pasakys, kad yra netikėtas Dano vyrą. Tai va, o po to tvarumo idėjos vedami mes persikeliam gyventi į Monsalą. Tai jau čia gyvenam 5 metus ir mano ta verslo kelionė irgi buvo su kalneliam, nuokalniam, pakalniam ir įvairiausiais iššūkiais. Tikrai galiu releitinti su kiekvienu žmogu, gal pas mane ir ta empatija atsirado iš to, kad aš tiek perėjau gyvenime, žinai. Ir kažkaip niekad, kaip galvoju apie save, jeigu kalbant apie save, aš niekad nebijau imtis kažko naujo. Man kaip tik labai įdomu pabandyti, visą laiką įdomus eksperimentas. Ir taip gavos, kad tokiu būdu gyvenau 4 šalyse. Baigiau 3 studijų programas ir dabar kuriu jau 2 verslą kartu su jum. Iš tikrųjų, tu niekad negali žinoti, kur tavo kelionė pasibaigs. Kartais mes jaučiamės labai pasimetę ir atrodo, kad nėra to kelio galo, žinai. Toks jausmas, kad dabar esu duobėj ir iš jos nebeišlipsiu. Bet visą laiką yra išeitis. Ypatingai, kai tu pradedi ieškoti žmonių aplink save, kurie žino daugiau, kurie įdomus yra kažkuo, žinai, kažką daro kitaip negu tu. Jo, arba galbūt tuo metu jie kaip tik yra geresniam steite, gali tave papildyti, pastumti irgi labai svarbu. Energetiniai mainai, kaip pasakytum. Man atrodo labai faina, tiesiog parašyti žmogui kartais, žinai, nebūtinai, kad tu ieškai savo kažkokios naudos, bet tiesiog kartais gal pasakyti komplimentą, arba jeigu matai, kad kažką gali padėti, žinai, galbūt padėti, nes tu niekad nežinai, kokią sinergiją gims tame bendravime, tame ryšyje. Jo, visiškai Giedrė, tau pritariu, iš tikrųjų, tu esi tas žmogus, kuris visą laiką užkalbini, pakalbini, pabaksnoji, paklausi, bet aš tau visiškai 100% pritariu, kad niekada nežinai, ką įneši kartais tą savo žinutę žmogui toje dienoje, jeigu jisai, sakykime, savo mintyse paskendęs galvoja, kad šiandien jam juodžiausia diena ir jisai yra didžiausiai duobėj, tai kartais ta graži žinutė ir pasakymas, kad tavo ten kažkai, nežinau, komunikacija faina, tavo idėja verslo yra labai faina, nuskaidrina ir papuošia tą dieną visiškai kitokiam spalvom. Žmogų gali nunešti, žinai, tavo paprastas žodis. Palinkėkim moterims, kurios klauso, kad jos nebijotų niekad parašyti, palaikinti, padėti širdelę, nes iš tikrųjų tu niekad nežinai, ką tavo veiksmas gali atnešti tam žmogui, ar ne? Jo, bet iš tikrųjų, kaip ir Bright atsirado, ne, atsimenat, Giedrė, savo atsitiktinio postuko. Komentaro po postu. Jo, gimė bendruomenė, mes vis kalbėdavom, svarstydavom, dėliodavom. Kartu galim nuveikti. Jo, bet iš atsitiktinio komentaro gimė bendruomenė, į kurią galima atsiremti ir į kurią šiandien jau atsiremia moterys, vystydamos savo verslą, nes, kartu svajoti iš tikrųjų daug smagiau ir kartu siekti tikslų yra daug lengviau. Aš tą svajonės į to-do listą galiu sudėti. Taip pasidalinsim kitame epizode, nes jeigu kalbant apie tai, Bright turbūt nebūtų čia, kur yra, jeigu ne Birutės gebėjimai paimti svajones mūsų 3 ir sudėti į to-do listą. Tai iš tikrųjų, sekančiam podcast'e mes būtinai pasidalinsim ir visą Bright gimimo istoriją.
Visais yra. ups and downs ir kurioziniais momentais. Jo, tai iš tikrųjų tais visais pirmais žingsniais, kaip gimė idėja ir kaip tai tapo tuo realiu veiksmu įkurti moterų bendruomenę. Tai ačiū, kad mūsų šiandien klausėt. Su jumis buvo Giedrė, Birutė ir Viktorija. Ir iki kito karto.